Oho, sveiki visi, vėl iš miško. Orai šyla, bet miškai vis tiek kviečia. Šį kartą su koprinytė. Tai šitam video matysit, stovyklauju žvėrių ėdžiose. Randu ten visai ne tai, ko tikėjausi, bet čia bėda. Kas yra ėdžių šeimininkas? Tai man čia dar naktį mėgot neduos. Visiškai neieškodamas surandu ragą. Dažau atvilkio kiaušinius. Pradėsiu nuo pačio gražiausio. Kepu ant laužo lašinukus. Tai man desertas. Ir labai nuotikingai leidžiu laiką miške. Žodžiu, darbelio čia laukia. Varom su manimi mišką. Truputį atsibodo montuoti ragų ieškojimo video. Ir sezonas jau į pabaigą. Todėl nakvynė miške liksiu. Kas matė praeitą video, tai ten filmuodamas, miške vaikščiodamas, radau tokią ėdžias žvėrim maitint. Nu va, tai tos ėdžios šiandien ir bus pagrindinis tikslas. Dabar esu čia miško kampe. Mano tikslas, o ten anam kampe atsidurti, ten kažkur tos ėdžios yra. Tai nuolatinį video vien tik apie ragus ir man pačiam kažkaip biškutį pabosta montuot. Aš manau, kad vien tik tai vaikščiojimą miške žiūrėti ir prenumeratoriam mažiau įdomu. Nu, gal ne tiek, kad mažiau įdomu, bet pabosta. Tai šį kartą grįžtu prie bushcrafto temos. Pagyventi miške. Nu tai va, tai beieškodamas ragų radau ėdžias. Tokias tarybinių laikų, medžioklės ūkio kažkokio tai buvusias. Nu va, tokie visokie apleisti kažkokie statiniai, kurie kažkada turėjo kažkokią reikšmę, tiek gyvūnų, tiek žmonių prasme, kažkaip vilioja. Ir vat norisi pamėginti atgaivinti, gal kaip čia pasakyti, kuriam laikui įpūsti tą gyvybės dvasią. Tai tikslas pagyventi tose ėdžiose. O kaip ten gausis, matysim. Tai žodžiu, aš be komentarų. Išėjau tai pabushcraftint, ėdžių paieškot. Ir tai parodysiu, ant ko užėjau. Nu, žodžiu, be komentarų tai gerąja prasme, bet... Nu, guli ragelis. Pernykštis. Nu, gražiausiai. Tai dabar daitą reiks neštis. Nieko labai gero. Apgraužtas, šaka nukramtyta, viršūnės irgi nukramtytos. Bet šiaip jis yra pernykštis, nes paragė dar gan balta, tiek kad vandenį gulėjęs. Reiks baloj nuplaut. Šviežį būtų daug smagiau rast. Nu bet va, kairė pusė, 5 šakos, tiek kad visas apkramtytas. Būtų sveikas dar šiaip. Bet va šitą dalyką tai esu pastebėjęs, kad jeigu jau prisijaukini tą ragų ieškotojų sėkmę, nu tai daugiau mažiau jį ir neapleidžia. Būna, kad nelabai sekasi, bet vis tiek tą nuojautą kažkur tai veda. Tu jau supranti vietas, kurias elniai mėgsta, kurie daugmaž laikosi, kaip jam patinka, kuriem patinka dienoti ir panašiai. Nu va, aš galėjau link tų ėdžių eiti daug paprasčiau, lengvesniais keliais. Pasukau kažkokiu tai jaunalynų, balynų. Va, bam, ir yra ragas. Į ką tu man?
Tai praeitam video aš ją rodžiau, bet tada taip įdėmiai neapžiūrėjau. Tai dabar čia esminiai dalykai. Čia kabliuko užkabinta, čia visur vanduo. Aš norėčiau patekti ten. Kiek čia reiks kažkokių man kopečių. Reikia kopečius konstruoti kažkokias. Kitaip aš ten nepapulsiu. Bet čia bėda. Čia bėda. Va, čia visur pripilta grūdų. Stogas aišku šviečia. Na, tas gal man mažiau aktualu, bet atsišluot tos grūdus su kažko reikia, o aš jokios šluotos tai neturiu, brač. Visai apie tai nepagalvojau. Žodžiu, darbelio čia laukia. Pasirodo, čia viršai būdavo supilti grūdai ir jie turėtų būti stumdomi į ten nubirėti. Ir jų čia belė kiek lygia. Peliukas laksto, brač. Niu. Tai kaip čia dabar pabėgo? Tai man čia dar naktį miegot neduos. Nu, pasiknisau tai čia nuo dūšios. Pasidariau šiokią tokią vietykę. Bet gerai, nakčiai permėgusi. Dar netokiom sąlygom esu mėguosi. Tik tiek, kad dulkių pilna. Čia miežiai buvę supilti ir jie tokie visi jau su šokia gabalais. Tas peliukas tai man čia nepatinka. Žadėjau daiktus susinešti į viršų, bet dabar galvoju, blemba, čia paliksi daiktus, nulipsi žemyn, tai iš čia pradės šeimininkauti, nes jis čia laksto man aplink. Va, ten tokią krūvą supyliau. Ir čia kampukę atsišlaviau. Tiesiai prie įėjimo. Biški tos lentos ten nelygios, bet gal kaip nors. Nu tai vėl papasakosiu nutikimą. Šiandien buvo pirmas kartas, kai buvau viešoje vietoje atpažintas. Važiuoju per Kėdainius į mišką, čia, sakau, sustosiu kokios mėsos nusipirkti. Užkast, kad būtų. Perku mėsą, vyriškis. Nu taip santūriai, pardavė ten man.
nugarinės vytintos, naminės dešros ir sako, čia tau dovanų vytintų lazdelių, kad kai ieškosi, atsisėsi, galėtum užkast. Tai aš kapitaliai sutrikau. Nu, man pirmas kartas, kai kažkas tai vat viešoje erdvėje. Aš dar toks, ko ieškosi, nes jau suprantu, kad apie ragus kalba. Sako, ragų. Tai ačiū, sakau. Tai žodžiu, linkėjimui tam žmogui, jeigu žiūri. Ir šiaip, jeigu kažkas atpažįstat, tai galit prieit, paklausti, kaip sekasi, sakyti, aš paprastas žmogus, tikrai nemandravoju. Miškų nesakysiu pavadinimais, kur ieškau ragų, bet pasikalbėti galima. Savo kopėčių tvirtumu biškutį nepasitikiu. Nu ką, reikia biškį daiktų trobon įsidėti. Šiaip maisto ir pagalvės ir miegmaiščio dar nepakuosiu ir nedėsiu. Nu, miegmaišį gal užmėsiu, nes bijau, kad tas pelius gali ten arba sugrįžti, arba apgraužti. O va čia va yra juodasis beržo grybas. Tai yra labai nedidelis, nuvirtusiam beržo išaugęs. Tik vat nežinau, ar dar auga medžių jau negyvam būnant, turėtų augti. Prisipačiau kilimėlį, nu gal nepragriauš man jo. Nors žinau, kad pelėm užplaukia griauž beleką. Kadangi ryt atvelykis ar velykėlės, kaip čia vadinasi, tai sugalvojau paprastą dalyką – padažyti miške kiaušinių. Pasilaupiau svogūnų laiškų maišelyje biškį namuose. Nudažys, nenudažys bus matyt, bet, kaip sakyt, į temą. Pažiūrėsim. Tai dabar reikia biškį surasti kokį vieną kitą augaliuką. Turim marlevus. Apryšiu, pavirsiu. Šiandien galvoju, nes laiko yra, o rytoj pats su savim sumušiu. Tada kiaušinukų porą. Dar kokį parvešiu. Šeiminai po vieną. Nu va, paparčio lapą pasiskolinsim. Dalelė, čia samanų gal biškį paimsim. Įryšim. Žiūrėsim, kas čia gausis. O, pienė miške išdygus. Nu, kągi, kelis lapelius man vis tiek paskolinsi. O jau jeigu auksi, tai auksi. Galvoju, dar gal eglę šakelę kokią pasiskolint. Čia GPT sako, kad kiaušinius prieš verdant, prieš dažant, reikia nuvalyti su actu. Tai kaip tik turiu acto.
Tai nesu joks menininkas ar kažkas tokio, bet bus gerai. Tai dabar pagalvojau, kad dar Svogūno laiškus reikia užpilti vandeniu, kad pamirktų, turbūt jie. Turbūt jo. Tai dabar galvoju, kad turbūt šiandien reikia pasiruošti, kad jie čia pamirktų per naktį, susirišti kiaušinius ir virti rytoj ryte. Gal tai būtų protingiausiai. Ir aš kiek atsimenu, ir mama, ir močiutė tai užmirdavo tos laiškus ir mirkydavo kurį laiką. Taip ir padarysim. Va, apsirišau visus kiaušinius. Čia dailumo tai jokio nėra. Niekada meniniais gebėjimais nepasižymėjau. Matysim. Kažkas gal gaus. Bet kokiu atveju pavalgyti kiaušinius tada yra gerai. O dabar tai jau pralkų ir reikia iš tikrųjų pavalgyti. Vakarieniai kažko labai blatno nebus, turiu dar kareiviškų davinių, biškį po galiojimo, bet niekam tokio. Su jais. Troškinta jautiena su perlinių kruopų košė. Man košės visokios patenka, tai kažkaip taip nešilta darosi, brač. Nepasiėmiau jokių rūbų daugiau. Man rodos naktį -1. Nu tai va, bent jau šilto maisto biškį bus. Užkaito gerai. Bet ir laikiau kokį 20 minučių. Man kas keista, kad juose būna labai susluksniuota. Pavyzdžiui, jeigu neįsimaišai, tai visą mėsą vienam gale, visas kruopas kitam gale, nieks neišmaišyta. Geriausias dalykas šituose pakuose yra riešutėliai. Va, tuos tai mėgstu. Man riešutai yra jėga, čia migdolai. Bet eina visi. Gerai eina visi išskyrus žemės riešutus. Lauke dar šviesu, bet truboj jau darosi prieblanda. Čia pasidariau, prisipučiau kilimėlį čia. Čia šiferio pridėta. Matyt, buvo planavę, jeigu ką pakeisti ar kažką kaip atsargos. Ir viskas lygia. Ir langas padarytas. Čia vaizdas pro langą, tik aš negaliu pažiūrėti. Nes man čia tie šiferiai trūkdavo. Bet aš manau, kad čia paukščiai nakvoja kartais, nes čia ir prišikaliuota yra ir visą kitą. Nu va, tai čia troboj prieblanda darosi, daiktus susinešiau, susikroviau kampe. Ai, bijau čia topelio, bet bus kaip bus, nes paskui patamsti čia kažkai nesąmonė viską temptis. Nuobodu nėra, ryšio nėra, žodžiu, internetas neveikia, tai galvoju, reiks laužą užsikurt. Lašinuką turiu, prasikepsiu. Nu va. Tai ėdžiuose dar nesu gyvenęs, nei nakvojęs, nei kažką daręs, tai bus pirmas kartas. Aš tų pirmų kartų visą laiką ieškau. Ne visada pavyksta sugalvoti, bet man tai kas nesąmonės visokios patinka. Tai kai išausi galvo kokios durnystės, tai dar viską nors parodysiu.
Tie tokie vienatviški vakarai miške, tai mane tokie dviprasmišką jausmą sukelia. Iš vienos pusės tokia kaip atskirtis, vienatvė kažkokia, lyg ir namo traukia, o iš kitos pusės romantika ir visada sugrįžti norisi. Nesuprasite žmogau, kaip čia yra. Kažkaip gyvenime taip ir nesaikau bendraminčio, su kurio va taip vat, būtume sielos draugai, va taip kartu varytume, visur, visą ką. Buvau tokių žmonių sutikęs, bet likimas savaip viską padarė ir jų nebėra. Tai užtat vienas ir duoduosi. Tai sėdžiu ir galvoju, kad apsileidau, sutingau, o gal pasenau. Nežinau, kada tai buvo, kad būtų dabar man metuose tik tai antras kartas, kai miegosiu miške. Pirmas buvo ten žiemą, kur buvau su palapinė ir su buržuikė. Ir dabar tik antras. Tokiam metų laikė tai būdavau pramiegojęs bent po 10 naktų. Ragų ieškodamas, su mašina važiuodavau. Bagažinį miegodavau, biškuose miegodavau. O šiemet kažkaip tik atvažiuodavau, paieškodavau ir namo. Atvažiuodavau, paieškodavau ir namo. Prasikepsiu lašinuko biškutį prieš naktį. Nu, kad nemiegotų tuščių skrandžių, šiaip energijos biški šilčiau būna, kaip užvalgai kažkiek. Už visus kareiviškus davinius už viską geriau. Vienintelė blogybė, kad naktį gersiu daug. Viskas. Miegosiu. Tik paplikusi kombiformų trenkė. Nakčiai tai turiu tik vieną lūkestį. Aš tikiuosi, kad čia pelės, žiūrkės visokios ir dar bėsai žino, kas nepradės man čia aplink lakstyti. Miegosiu apsirengęs, čia visur kiaurai pučia. Aišku, vėjas nurimo nakčiai, bet vis tiek. Šiluma kaulų nelaužo, taip sakant. Nežinau, pačiam juokinga. Miegas neima, bet reikia miegoti. Gerai. Bandysiu užmigti, kaip čia man sekėsi, pasakosiu ryte. Labas rytas. Nu į ką ir išmiegojau. O kai šiaip buvo? Visada visiausiai kojoms. O šiaip keistokų garsų buvo. Kas čia gal peliukas kažkiek ir šmirinėja. Paukščiai ant stogo buvo atstūpę tikrai. Ir toks kartais subildėjimas kaip lenta į lentą. Tai čia nesupratau. Viskas. Vėsus rytas. Keltis reikia ir dažyti kiaušinius. Tai žodžiu, peliuko valdose apsigyvenau. Kart nuo karto iš čia išlenda, prabėga kažkur, bet toks vikrus, kad neina niekaip pagauti, nufilmuoti. Kieno tik valdose nesu buvęs. Vilkų, elnių, šernų, stumbrų. O peliuko valdose pirmą kartą. Kad peliukas būtų šeimininkas aplinkos. Buitis atrodo daugmaž taip. Daiktai vienam kampe. Tam kampe miegojau. O toliau grūdai. O čia tai yra ta vieta, kur turėdavau turbūt pastumti tuos grūdus, kad jie spročia birėtų žemyn į apačioje esantį įrenginį, kuriame žvėris prie galėtų ėsti. Te kažkoks lik lavonas ar kažkas dar įstrygęs ir mumifikavęsis, gal kokios žiurkės. Nežinau, krapštyti tikrai nekrapštysiu, sunku įžiūrėti. Nu ką, kiaušinius gaspadinės namuose dažydavo,
į lauką neidavo, tai galvoju ir aš troboj tai darysiu. Pradžiai gal jeigu užverda ir paverda šiek tiek tie kiaušinių lūkštai, gal tos spalvos daugiau bus. Nes nelabai daug aš jų čia turiu, tai gali nieks nenusidažyti po to. Užvirė vanduo, tai pajudavo kaip reikiant. Vėsus rytas, rankas pasišildyti galimybė. Dedu kiaušinius. Čia dar ką žinai, tilps, brač, mane visi. 2, 3, 4. 2 netelpa. Dar vienas tilps kažkaip. Nu, tikėjausi, kad visi 6 tilps. Kaip čia jį talpint dabar. Sutalpinau visas 6. Bet dabar galvoju, kad vis tik viena blogybė čia bus. Man turbūt reikėjo kiaušinius dėti iš karto, kaip užkaičiau vandenį. Nes dabar įvedant vandenį, sudėjau per naktį atšalusius kiaušinius. Tikėtina, kad jie visi susproginės. Nuimt laiko 15 minučių. Vienas tai girdėjau sprogo. Gaila. Va, vėl viskas tuščia. Pokyčių biški yra. Grindų imitaciją buvau pasidaręs, kad tos šiukšlės nesinešiotų. Ten kalnas sustumtas. Nu, va, pelis turės šiek tiek kitokį pasaulį dabar. Nu, va, o to pelius prigauti taip ir nepavyko. Jis man tik išlenda, greit pravaro ir viskas. Ir su telefonu tyko jau įsijungęs visaip, kaip tada, kada reikia, jis neišlenda. O dabar gal jau kur nors ir užmygo, kai diena atėjo, nes kažkaip nurimo, nebesigirdi, kad krapždėtų. Nu ką, viskas, iš trobos išsikrauščiau visus daiktus. Dar neatsisveikinu, bet kiaušinis ten jau lūpsiu ir valgysiu, kur laužą kūrenau. Paliksiu pelių ramybėj. Yra tokia patarlė, kuris sako, kad ne visi akli dieną mato. Tai žiūriu, kad čia kopėčios buvo kažkokia. Bet dabar atėjau pažiūrėti, tai nebūčiau rizikavęs aš jom lipti. Visiškai jau išklerė, išpūvę. O savose kopėčiose tai laipiant didžiausia, nu tokia ne baimė, bet toks lengvas stresas ėmė tai, kad šitos virvutės gali net laikyti ir nutrūkti nuo mano svorio. O tai būčiau ėjęs žemėn, bet atlaikė. Nu va, užsikūriau dar kartą laužiuką. Nu beveik 12 valandų esu baisingai alkanas jau. Ir bandysim tas kiaušinius čia išnarpliot kažkaip tai. Labai mandrai čia neįsiuvau, nei ką, biškį užrišau. Gėlytės lapelis matosi. Kitoj pusėje nelabai čia. Kažkuris tai sprogo, girdėjau, puch buvo tai. Tas bus kandidatas valgyti pats pirmas. Paparčio lapas. Labai gražus šitas. Tai kiaušinukai iš arčiau. Pradėsiu nuo pačio gražiausio. Va, gamtos raštai. Kiti ne tiek gerai vykė. Čia samanos buvo uždėtos. Čia va buvo paparčio lapas, bet jisai biškutį neprisiglaudė, susiliejo. Šitas gražus. Ir pienės lapas. O toj pusėje buvo samanos. Va tokie kiaušinukai. Tai 2 mažiausiai gražius kiaušinius sumušiu pats su savim. Ai, dužo tas su pienės lapu.
Norėjau, kad tas duštų. Dabar kitu galu. Taip vaikai darydam. Vienu gal sudaužom, tada kitu. Tas pats dužo. Mažiausiai gražus, bet pasirodo tvirtas šitas. Nu ką, likę gražulėlį keliaus namo, šeimynai parodysiu, ką miške sugebėjau nudažyti. Svarbu saugiai parnešti. Va. 3 suvalgiau, 3 parnešiu. Dar lašinuko prasikepsiu ir bus gana. Ir vienas iš įdomesnių nuotykių bus į pabaigą. O čia buvo man tikrai vienas iš įdomesnių. Kažkas tokio pat lygmens, kai žiemą varai su buržuikė į kokią nors palapinę ar pats kažką pastatai. Va, tie man būna pats įdomiausia. Kadangi lentutę iš namų užmiršau pasimti, tai pjaustau ant malkos. Dvi porcijos dar gausis, mažą gabaliuką pasiėmiau. Čia kokios tai nežemiškos jėgos veikia. Pirmai stovėjo į medį atremtas pjūklas, nuslydo, nugriuvo. Dabar gulėjau miegmaišis visą laiką, kol valgiau, nu toks lengva nuo žurnėlė. Ničio iš to ridentis pradėjo. Čia tai man desertas. Su duonyte suprantama. Nu ką, savaitgalio matyta programa baigta. Reikia pradėti tvarkytis. Tvarkymas visada man sudėtingiausia dalis. Kas nors galėtų išgelbėti nuo to. Čia befilmuodamas pastebėjau, kad akikraujagyslė bus trūkus. Belia kaip negražiai atrodo. Kaip sako, gyvenu tokį gyvenimo ritmą, kai reikia truputį biškį slow down padaryti. Bet kad nėra kada. Tiek visko reikia nuveikti. Tai nepaliksiu kopėčių, jeigu pavyks išardysiu, nes čia siūlai yra sintetiniai. Tai tokia kaip ir tarša gamtai gaunasi. Tai sukišau viską ten į ėdžias dėl paprastos priežasties. Nežinau, ar aš čia kada nors apsilankysiu, bet tiesiog numestai supus. Bet gal jeigu kada nors užplauktų vėl ateiti, išdžius ir galbūt būtų malkom. Viskas. Geri dalykai visada kada nors baigėsi. Ir tai supakuoti, ragas įpakuotas, keliaus namo. Nu ką, viskas, bet šitoj vietoj būsiu linkęs biškį nepasikuklint. Ir drįstu teigti, kad ko gero aš būsiu pirmas ir vienintelis, kuris šitose ėdžiose gyveno per visą tų ėdžių egzistenciją. Nebedaug jom liko čia, nes kadangi pagrindas yra baloj, tai tiesiog nupus kojos ir kažkurio momentu jį nuvirs. Savo funkcijos nebeatlieka, peliuko namai. Nu va, ir aš pagyvenau. Galbūt kas nors žino tą vietą po manęs ateis dar, bet jau bus nebe pirmas. Tai ką, goodbye ėdžios. Gyvent ko gero nebesugrįšiu. Nors turėjau mintį, kad gal žiemą pamėginti per šalčius, bet nežinau kaip čia ta buržuikė, vis tiek jie visa kiaura. Čia gal užklysiu ragų ieškodamas. Labiau gal pastebėti,
kaip ji čia dar laikosi, kiek ji čia gyvos. Išeinam.